Su jumis Verslo tribūna, Verslo tribūnos studijoje vieši Algimantas Balsys, bendrovės Mobile Heavy Machinery pardavimų vadovas. Sveiki, Algimantai. Labą dieną. Kalbėsim šiandien apie tokius įdomius dalykus, apie elektrinę techniką, tačiau ne tokią, apie kurią įprasta mums kalbėti. Paprastai visi įpratę elektromobiliai, tai toks einamasis žodis, ar ne? Šiandien yra mūsų tema šiek tiek kita ir iš tikrųjų ta žalioji darbotvarkė ateina ir į statybo aikšteles, į karjeros, į uostus, į ten, kur dirba visai kitokio pobūdžio technika. Jūs būtent ir dirbat su ta technika, sakykit, kokie pokyčiai jau yra, ar jie iš tikrųjų, ar jau yra, ar šitoje kryptyje, srityje dar vis dėlto mes tik tai apie ateitį galim kalbėti. Kas vyksta šioje sferoje? Taip, tai iš esmės Europos Sąjunga yra pasirašiusi tokį kaip ir susitarimą, kad iki 2030 metų sumažinti taršos emisiją iki 55%. O iki 2050 metų taršos emisiją sumažinti iki 0%, kas liečia statybinę techniką, komunalinę techniką ir taip toliau. Šiai dienai Lietuvoje dirbančių ir veikiančių elektrinių mechanizmų vis daugėja. Daugėja tose vietose, kur technika dirba stacionariai, reiškias sandėliuose, uoste ar kokioje nors krovimo aikštelėje ar karjere, kur yra jau infrastruktūra tai technikai dirbti. Kol kas liečia statybinės aikšteles, statybų objektus, kol kas technika elektrinė dar nedirba. Sąlygoja keli dalykai, sąlygoja visų pirma reikalavimai. Lietuva kol kas neprašo, nereikalauja miesto centruose dirbti su elektrinė technika, tačiau, sakykime, vakarų Europos valstybėse, Olandija, Norvegija, Vokietija ir kitos didžiosios valstybės jau prašo savo sostinėse dirbti grinai centruose, jeigu vykdomos statybos su elektrinė technika. To pasiekoje visi gamintojai po truputį pradeda orientuotis į elektrifikaciją, į mechanizmo elektrifikaciją, į gamybą elektrinių mechanizmų. Na ir ilgainiui vienareikšmiškai tas ateis ir į mūsų šalį. Iš tikrųjų, rudenį labai tas matoma, turbūt jau nekalbant apie pačią techniką, kuri irgi komunalinė technika, ar ne, su kuria dirba, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra ir valymo priemonės ir įvairios, bet net ir tie pustukai lapų vadinami, ar ne, kurie triukšmą kelia visame mieste. Ar tai yra kokio pobūdžio tai technika, kuri dirba kiekvienam mieste, man atrodo, ir kiekvienam parke? Taip, tai šiuo atžvilgiu mes konkrečiai mūsų įmonė su komunalinė technika nedirba, bet taip, Lietuvos miestai ir ypatingai kurortai vis didesnį dėmesį skiria į elektrinius mechanizmus, kaip ir minėjot, oraputės, įvairūs mažiukai, sunkvežimiukai, elektriniai. Na ir tikrai savivaldybės stengiasi, mato poreikį ir mato privalumus tokiai technikai dirbti miestuose. Bet jūs sakot vis tiek dar, kol kas pas mus to reikalavimo nėra, ar ne? Skandinavijos šalys veikiausiai įsivedė, yra kai kurios jau reikalauja. Kodėl? Ko trūksta, kad Lietuvoje atsirastų toks, poreikis, nes iš tikrųjų Lietuva turi savo žaliuosius tikslus ir labai aiškus ir pakankamai atrodo, seka tą europinę darbotvarkę, 30 metai visai čia pat. Kaip jūs manot, ar turėtų vis dėlto atsirasti ir kur stringa, koks stabdis? Ar technikos trūksta, infrastruktūros trūksta, valios trūksta? Taip, tai greičiausiai visų šitų trijų dalykų paminėtų ir trūksta. Visų pirma, tai infrastruktūra vienareikšmiškai, nes statybinė technika yra didžiulė technika. Ekskavatorius, sakykime, 22 tonų ar ten 10 tonų reikalauja atitinkamo kiekio elektros galingumų. Nėra infrastruktūros, vienas dalykas. Kitas dalykas, tokios technikos Lietuvoje irgi dar kol kas nėra, nes jinai vienareikšmiškai yra brangesnė negu standartinė vidaus degimo variklio technika. Trečias dalykas, į mūsų centrus, į senamiestį, į Vilniaus senamiestį automobiliai praktiškai visi gali įvažiuoti. Nėra jokių ribojimų emisijos standartam. Tai reiškia, kol kas šių trijų aspektų, ir trūksta iš esmės, kad ta elektrinė technika dirbtų.
Apie elektrinę techniką, kalbant tą didžiąją stambę, su kuria jūs dirbat. Tai viena yra, pavyzdžiui, karjerai, ar ne? Ten jau, kaip suprantu, yra tos galimybės ir ten jau dirba elektrinė technika. Taip. Elektrinė technika vėlgi reikėtų atskirti tokią techniką, kuri dirba stacionariai. Taip. Sakykime, yra atvežama technika ir jinai, tarkim, trupina akmenis arba sijoja žvyrą, smėlį, frakcionuoja. Ir jinai dirba, grubiai tariant, vienoje vietoje kurį laiką. Tai ją tiesiog reikia pajungti į elektros tinklą ir jinai darbuojasi. Ir čia jau vis tiek ilgam laikui, ar ne? Taip, ir ilgam laikui. Ir jeigu karjeras turi įsivedęs, sakykime, elektrai savo karjerę, turi atitinkamus galingumus, tai jiem vienareikšmiškai yra ir pigiau, ir ekonomiškai naudingiau ilgesnių laikotarpių dirbti su tokia technika, negu su technika turinčia vidaus degimo variklius. Bet sudėtingumas prasideda su mobilia technika. Su technika, sakykime, su krautuvais, ekskavatoriais, kurie dirba, reiškia, važinėja pirmin atgal tam pačiam karjerę ir reikalingos baterijos. Baterijos šiai dienai, sakykime, jeigu dirba elektrinė technika kažkur tais, tai elektros našumas, tiksliau baterijų našumas yra toksai, kad jinai dirba kokias 4-5 valandas ir tada turi pilnumoje pasikrauti. Krovimas užtrunka apie 1 valandą, 1-2 valandas, kad dirbtų dar kokias kelias valandas. Tai iš esmės šiuo atžvilgiu klientas praranda kelias valandas darbo pamainoje, kad atliktų tokią techniką pilną darbą. Tai truputėlį dar trūksta efektyvesnių ir naudingesnių baterijų, kad ta technika dirbtų ilgesnį laiką. Tai kol kas dėl to būtent ir nėra naudojama greičiausiai, ar ne? Greičiausiai taip, pagrindinis vienas iš tų aspektų yra ir toksai, kad mobili technika yra ribota savo, sakykime, baterijos talpa, kad galėtų dirbti ilgesnį laiką. Tas pats kaip ir su elektromobiliais. Taip važiuojam tos 300 km, bet kas atsitinka po 300 km? Turim planuotis, galvotis, kur sustoti, kad pasikrauti truputėlį ir judėti toliau. Šiuo atžvilgiu su standartiniais automobiliais vidaus degimo varikliais viskas vyksta paprasta. Infrastruktūra yra, degalinių yra tikrai nemažai Lietuvoje ir visam pasaulyje. Tai tiesiog važiuoji, matai, kad trūksta, tarkim, liko 150 km ar 200 važiuoti ir užsipylė į pilną baką. Užtrukai 10 minučių. Su elektriniu truputėlį reikia planuotis. Aišku, kaštai mažesni, elektra yra pigesnė, bet mechanizmas yra automatiškai pirkimo yra brangesnis. Ir elektra pigesnė, viena infrastruktūros, tačiau pati technika, kiek jinai skiriasi kaina. Pavyzdžiui, šita didžioji technika, stambioji technika, ar ne? Elektromobiliai brangesni. Taip. Na, tai greičiausiai ir šita technika. Taip. Ar tai atsiperka? Per kiek laiko atsiperka? Na, tokio atsiperkamumo vėlgi skirtinga technika, skirtingus darbus atlieka ir skirtingas jos yra efektyvumas. Tai vienareikšmiškai, jeigu, sakykime, tai būtų karjerų technika, tai galima skaičiuoti ir priklausomai, kiek jinai laiko dirba. Jeigu jinai dirba, skaičiuojam valandom, jeigu jinai dirba vieną pamainą, tai galima skaičiuoti, kad jinai kažkur tai per 2 metus ta papildoma investicija į elektrinę techniką ir atsiperka. Jeigu tai yra mobili technika, sakykime, kaip ekskavatorius ar frontalinės krautuvas, tai šiai dienai netgi nepasakyčiau, kad jinai per tokį trumpą laiką 2 metų atsipirks, galbūt ten po 5-6 metų, priklausomai kiek jinai laiko dirbs ir kokius darbus atlikinės, tada galima būtų matyti, ar jinai atsiperka ar ne. Tai kelios dabar tokios vietos, kur jau realiai gali veikti, ar ne? Tai yra kur stabilu, tai, pavyzdžiui, karjerai, kaip minėjote, ir uostas, taip, krovos darbai irgi galimi. Iš esmės taip, karjerai, uostas, sandėliuose, sakysime, logistikos centruose, kur yra infrastruktūra pakrauti krautuvų akumuliatorius, ten darbuojasi elektriniai krautuvai. Tai iš esmės, kur yra infrastruktūra, kur yra stacionarus darbas, sakykime, vienoje aikštelėje, ten elektrinės technikos vis daugėja ir daugėja.
Nes iš esmės su baterijomis yra dar kita istorija. Aš kalbu jau apie mobilę techniką, jeigu kalbant, jos vis tiek turi savo ribotą dar ir gyvavimo laiką, ar ne? Viena tai yra jas pakrauti užima, antra, kiek laiko jos apskritai, jos po to silpsta, jos po to mažėja, ta gali jos dar trumpiau gali dirbti. Kaip tas veikia? Ar net nelabai aišku dar kaip tas veikia, nes netiek daug, ar ne, tokios technikos dirbančios? Taip, kažkiek tai veikia, bet lygiai taip pat ir vidaus degimo variklis, jisai turi kažkokį resursą, pradirba, sakykime, 15-20 tūkstančių valandų ir jo resursas kaip ir būna išsekęs. Tai lygiai taip pat ir su baterijom. Kuo daugiau įkrovimų, tuo baterijos talpa automatiškai mažėja. O kiek naudoja, pavyzdžiui, tokia karjerų technika, kokio galingumo reikia atvesti, kiek turi gauti tos elektros, nes iš tikrųjų juk yra, ta prasme, tinklas yra ribotas, ne visur tu gali vienodą galingumą tiekti. Ar čia nekyla problemų, pakanka visur, kur... Faktas, kad kyla problemų, faktas, kad tikrai reikia jau prieš tai apsigalvoti, nes tinklai, kaip ir jūs minėjot, yra ribotų galimybių. Tai vėlgi skirtinga technika, sakykime, sijotuvui, rušiavimo kažkokiai technikai tiek kilovatų tokio galingumo nereikia, kiek, sakykime, reikėtų kokiam nors trupintuvui, kuris trupina akmenis. Tai iš esmės apie tokius dalykus reikėtų jau prieš tai galvoti, žiūrėtis ir infrastruktūra turi būti tam paruošta. O gamintojai, ar visi pasiruošę, pavyzdžiui, su kuo jūs dirbat, ar ne, yra tiekėjai pagrindiniai, kiek jie jau orientuojasi, kiek vis dėlto gaminama su vidaus degimo varikliais technika, o kiek jau pereinama prie šito naujo? Taip, tai visi gamintojai vienokio ar kitokio dėmesio, didesnio ar mažesnio, vis tiek eina link to. Reiškia, ar tai būtų karjerinė įranga, ar tai būtų ekskavatoriai, frontaliniai krautuvai, visi gamintojai jos po truputį gaminasi, nes, automatiškai iki 2030 tarša turi mažėti iki 55%, o iki 2050 iki pilno nulio. Tai kiekvienas gamintojas tai matydamas įkūrinėja savo inovacijų skyrius, kai kurie centrus netgi, ir orientuojasi į tai. Tai iš esmės pačioj pradžioj, aišku, kai prasidėjo visas tas vajus su elektros technika, elektrinė technika, elektrifikuojama technika, po truputį jinai atsirasdavo kaip, sakykime, prototipai. Šiai dienai prototipai perėjo į jau masinę gamybą. Kiek procentų maždaug? Šiuo metu keičiama jau, pavyzdžiui. Taip, tai sakykime, kiek yra tekę bendrauti, tai iš esmės, sakykime, jeigu žiūrim į karjerų techniką, tai praktiškai apie 30% jau yra elektrinė. Tiekėjai jau, ne? Taip, mobili karjerinė įranga jau yra 30% elektrinė. O kaip žmonės prisitaiko technikai prižiūrėtojai ir naudotojai? Ar skiriasi kažko, ar jiems tiesiog tas pats? Ne, tai faktas, kad tų žinių reikia truputėlį turėti, ko pasiekoje ir mes kaip gamintojų atstovai didelį dėmesį skiriam į mechanikų mokymus, stengiamės mechanikų šviesti, juos tobulinti, patys irgi tobulinamės apie veikimo principus ir panašiai. Nes tai jūsų mechanikai ir prižiūri po to, ar ne? Ta prasme, ta priežiūra teikia. Taip, paskui ir tą priežiūrą visą teikiam, tiek garantinę, tiek po garantinę, tai iš esmės klientas nėra paliekamas likimo valiai įsigijus kažkokį mechanizmą ir jau tavo problemos. Ne, mes visą technikos gyvavimo laikotarpį stengiamės padėti, stengiamės prižiūrėti, kad ta technika dirbtų kuo ilgesnį laiką. Sudėtingiau ar lengviau su šita technika? Nes kaip ir naujas atrodo turėtų būti. Šiaip ir sudėtingiau, ir lengviau. Ta prasme, iš vienos pusės yra pakankamai paprasta, iš kitos pusės truputėlį sudėtinga, bet vėlgi, kiekviena įranga yra skirtinga, viena turi vienų pliusų priežiūrai, kita turi minusų priežiūrai, bet iš esmės elektrinę įrangą reikia prižiūrėti rečiau negu įranga su vidaus degimo varikliais, nes su vidaus degimo varikliais reikia keisti tepalus, reikia keisti filtrus, o elektrinis variklis jisai ilgamžiškesnis. O kokie kiti privalumai, pavyzdžiui, triukšmas arba
dar, ta prasme, tos kitos funkcijos, kurias... Taip, tai viena iš taršų, sakykime, statybvietėse ar karjeruose, ar uostuose, ar kituose objektuose, tai yra garso tarša. Tai elektriniai mechanizmai gerokai mažina garso taršą, o garso tarša viena iš taršų, tai vėlgi dar vienas privalumas. Ir trukdanti tiems, kurie net nesusiję dažniausiai su objektu, pavyzdžiui, ir ne gyventojų aplinkiniai ir panašiai. Taip, plus ir darbuotojų sveikatai. Taip, ir darbuotojų sveikatai, taip. Kokios paskatos yra apskritai keistis jau dabar? Viena, kad yra reikalavimas iki kažkurių metų, bet tai nereiškia, kad jau čia dabar puola visi ir kažką tai daro, ar ne? Tai vat kokios tos paskatos, ir tą pačią techniką įsigyti? Taip, tai paskatos yra, šiaip pagrindinės paskatos yra ES finansavimai įsigyti elektriniai technikai. Vienintelė ir pagrindinė paskata. Tik ES, ar ne? Lietuva pati savo kažkokiu tai kuria papildomų? Kol kas papildomų nėra. Elektrifikacijai tokiai, kas liečia statybinę ar karjerinę įrangą, kol kas nėra. Iš kitos pusės tas reikalavimas irgi būtų, sakykime, iš valstybės pusės, jeigu reikalautų tam tikrose objektuose dirbti su elektrinė technika, bet ir teiktų kokias nors dotacijas įsigijant tą techniką, sakykime, kaip yra Skandinavuose, kad jeigu įmonė nori atsinaujinti įrangą ir perka elektrinę techniką vietoj technikos vidaus degimo variklių, tai skirtumą tarp elektrinės ir vidaus degimo, reiškia, variklį turinčios technikos valstybė kompensuoja. Pas mus to nėra kol kas. Pas mus kol kas to nėra. Ar bent jau kalbos apie tai vyksta? Taip, kalbos vienokios ar kitokios vyksta. Aišku, tikėkime, kad tos kalbos neliks kalbom ir situacija pasikeis. Ar nėra taip, kad bijoma per daug skatinti tokius dalykus dar vėlgi dėl tos pačios infrastruktūros tokos, kad jeigu viena vertus elektrinė technika gerai, ar ji veiks, ar ją turėsi kur įjungti tą elektrinę techniką, pakrauti ir panašiai, ar užtenka viso to tinklo? Ne, tai žinoma, turi būti paruošta ir infrastruktūra tam, turi būti paruošta, kaip ir minėjau, su tais pačiais elektromobiliais. Elektromobiliai jau tikrai gerokai seniau yra Lietuvoje ir visam pasaulyje negu elektrinė technika. Bet dar iki šiol dienos mes neturim tokios kaip ir pilnai patogios infrastruktūros. Ją vis tobulinam, gerinam, tai tas pats liečia ir statybinė ir kita technika. Mes turim tą infrastruktūrą gerinti ir ko pasiekoja tos elektrinės technikos mažiau taršios tiek emisija, tiek garso, sakykime, jos tik tai daugės. O sakykit, kur jūs matot labiau iniciatyvą turėtų pareiti vis dėlto? Ar iš tų naudotojų, pavyzdžiui, ar ne, kuriems reikia, ar tas valstybinis irgi vaidmuo yra labai svarbus, kaip paprastai kitose šalyse, kurios jau daugiau gerokai pažengia šitoj vietoj? Gal žinot, kaip tai vyksta? Aš manau, kad iš esmės, kas liečia ekologiją, tai žmonės ir mes patys turim galvoti, kad ne mus kažkas tai turi skatinti, bet mes visi turėtume apie tai galvoti. Tai ir valstybės politika turėtų būti atitinkama, bet yra automatiškai ir mūsų pačių mąstymas ir ideologija turėtų būti ta kryptimi. Kokiu greičiu, pavyzdžiui, vysta? Ir kaip jūs matot, iki tų 25 metų, ar ne, vidaus degimo varikliai praktiškai turi jau kaip ir 30, bet 25 jau mažėja, ne, 30 visai nebegam? Ne, 30-55% mažės, o iki 2050 nulis. Čia išmetimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų, bet aš kalbu, pavyzdžiui, ir patys vidaus degimo varikliai, jie nebebus gaminami automobiliai su vidaus degimo varikliais. Iš viso lengvieji automobiliai. Sunkioji technika, galbūt šiek tiek kiti reikalavimai, bet vis tiek tai jeigu kalbam apie nulinį efektą klimatui, aplinkai, tai vis tiek tai turi būti visur, ar ne? Mes kalbam apie absoliučiai viską. Kokiu greičiu jūs matytumėt, pavyzdžiui, iki 25 metų, ar yra galimybė, kad Lietuvoje pajudės kažkiek tai tiek pati infrastruktūra, tiek pačios tos technikos keitimas į tokią? Taip, tai keitimas juda po truputėlį, tikrai daugėja tų
elektrinių mechanizmų vienose ar kitose sektoriuose. Aišku, 25 metai jau neužilgo čia. Rytoj beveik taip. Už metų praktiškai. Tai po truputėlį jos daugės automatiškai. Tai viskas sąlygos, kaip verslai norės prisitaikyti, kokias naudas gaus tokią techniką įsigijus. Ir praktiškai. O pats plitimas technikos, jūs ir nuomojat ir parduodat, kaip suprantu, ar ne, tą sunkią techniką? Taip. Kur link labiau eina įmonės? Nes galbūt iš vis čia gal tas sritis, kur iš tikrųjų vis dėlto į nuomą reikėtų, pavyzdžiui, elektrinę techniką keisti galbūt brangiau, galbūt nuoma geriau, ar kaip pačios įmonės žiūri? Taip, tai jo, jeigu pradėtume kalbėti apie apskritai ar pirkti techniką, ar nuomotis techniką, tai vėlgi yra labai daug už ir nuomą, yra labai daug už ir pirkimą. Viskas priklauso nuo situacijos. Jeigu klientai turi tik tai objektus, sakykime, kurios turi įgyvendinti per tam tikrą laiką ir nežino, kokia bus jų ateitis, tai vienareikšmiškai greičiausiai nuoma yra optimalesnis pasirinkimas. Jeigu klientai žino, kad jie dirbs 1, 2, 3, 4 metus, atlikinės tos pačius darbus, jiems tos technikos reikės pastoviai ir jie nenori taikytis, ieškoti, kai būna kažkoksai tai, sakykime, didžiulis poreikis technikos, jie nenori ieškoti, jie nori turėti viską vienoje vietoje, tai taip, tuomet klientai turi techniką įsigyti. O kas liečia elektrinę nuomojamą techniką, tai vėlgi grįžtam prie to paties, kad turi būti paruošta infrastruktūra. Ne visur įmanoma nuomoti. Taip. Bet, o pas jūs nuomojamoje technikai, ar galvojat pereiti, pavyzdžiui, tik prie elektrinės, ar kokią dalį sudaro su vidaus degimo variklis dar šiuo metu? Šiai dienai praktiškai visa technika pas mumis, ne praktiškai, bet visa technika yra su vidaus degimo varikliais. Kitais metais planuojam atsivežti karjerinės įrangos su galimybė, kad jinai dirbs nuomai ir elektrą, ir vidaus degimo variklių. Ta prasme, ta pati įranga gali ir taip, ir taip. Taip, ta pati įranga gali dirbti ar su elektra, ar su vidaus degimo varikliu. Tai iš esmės, sakau, šiai dienai mes tokios elektrinės technikos neturim, ypatingai mobilios, dėl paprasto dalyko, infrastruktūros stokos ir poreikio. Nėra kur ją naudoti, kitaip sakant. Taip. Tai ko reikia vis dėlto, nežinau, 3 žingsniai, kurie turėtų atsirasti tam, kad stipriai paskatintų vis dėlto tą elektrifikaciją šitoj srity? 3 žingsniai. Tai vėlgi grįžtam prie to paties, kad visi mes turim galvoti apie ekologiją ir apie taršos mažinimą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas turėtų būti atitinkama infrastruktūra paruošta naudotis tokiai technikai. Ir trečias dalykas papildomos naudos įsigijant ir dirbant su elektrinė technika, nes elektrinė technika jinai automatiškai yra brangesnė pačioj pradžiai, bet ilgainiui jinai atsiperka. Nebejotinai. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Ačiū Jums. Verslo tribūnos studijoje viešėjo Algimantas Balsys, bendrovės Mobile Heavy Machinery, statybų uostų krovos ir karjerų technikos pardavimų vadovas, o verslo tribūnos partneris Mobile Heavy Machinery.